krepšininkas ir techninė pražanga suteikia šansą žalgiriečiams padidinti persvarą iki 12 ir dar turėti kamuolį savo rankose. Dar kartelį šis epizodas, kasgi atsitiko čia. Matėme, jog Mirza Begičių šiek tiek už marškinėlių prilaikė vienas iš Lietuvos Ryto krepšininkų. Kartu Žalgiris pasižengė šiame ketvirtyje, 3 Lietuvos Rytas. Puolime Mirza Begičius užsidirba trečią asmeninę pražangą. Markusas Braunas su Kalniečiu dar pasišneka su Gintaru Krapiku, kaipgi reikėtų sustyguoti žaidimą gynyboje. Popovičius. Pražanga dar viena Mirza Begičiui, ketvirtoji. Po 3 yra surinkęs Šalenga, Braunas ir Kalnietis. O Watsonas, priminsiu, jau turi 5 pražangas ir jo pasirodymas šiandien baigėsi. Pataiko pirmąjį baudos metimą šiais metais vykusio Europos čempionato sidabro medalio laimėtojas, geriausias Eurolygos spalio mėnesio krepšininkas. Iš viso jo sąskaitoje 10 taškų. Begičius sėdasi ant suolos, Sendervenė pasirodo aikštelėje, liko 1/4 laiko iki ketvirtojo kėlimuko pabaigos. Ieškojo Sendervenės, ištraukė kamuolį Bielica Braunui. Tadas Klimavičius atkovoja kamuolį ir priverčia prasižengti varžovus. Krepšininkas jau šios dienos rungtynėse iš viso atkovojo 8 kamuolius ir prasideda Lietuvos Ryto priekinės linijos nuostoliai. Bielica užsidirbo 5 asmeninę pražangą, o Lietuvos Ryto Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris prašo minutės pertraukėlės. Rezultatyviausi krepšininkai mūsų ekranuose: Zavackas 13, Gecevičius 11, Popovičius 10 taškų. Kauno Sporto halėje Martynas Pocius įmetė 16, Braunas 15, Šalenga 14 taškų. O Tadas Klimavičius šiandien prametęs abi baudas prameta ir trečiąjį. Nepavyko pataikyti baudų šiandien Žalgirio aukštaūgiui. Gecevičius. Į kraštą Zavackui. 3 baudos metimai. Martynas Pocius nespėja paskui savo varžovą, nuleidęs galvą. Buvęs Duke universiteto narys, žaidęs NCAA lygoje paskutinius 4 sezonus krepšininkas. Ir dabar įtampa didėja čia Kaune.
Jeigu Zavackas sumes visus baudos metimus, tuomet Ryto atsilikimas tik 7 taškai. Na, kaip ir Martynas Pocius, taip ir Zavackas yra žaidęs savo karjeroje NCAA lygoje. Visa tas buvo prieš daugiau nei 6 metus. Buvo pritilę Lietuvos Ryto gerbėjai šiose rungtynėse, kuomet Žalgiris buvo įgijęs rekordinę persvarą. Nuotaika ten geresnė, nors laiko svečiams lieka labai nedaug. Prasidėjo prieš paskutinę minutę, įveikę šį spaudimą žalgiriečiai. Pocius išlygiuoja komandos draugus Kalnietis. Prieš Brauną atsidūrė Zavackas. Į kraštą traukėsi amerikietis. Šalinga. Prieš jį Jomantas. Pocius aukštai pakilęs. Verčia pasižengti Justas Sinica. Ne. Trečiąjį kartą šiame susitikime Dejanas Borovniakas yra priverstas pakelti ranką aukštyn. Rezultatyviausias krepšininkas aikštės šeimininko ekipoje meta baudas. Pats Pocius dar mėgino kovoti dėl kamuolio, atkovoja jį Gecevičius. Gecevičius pro dešinę atmeta kamuolį Jomantui iš toli. 3 taškai, 62-67. Intriga grįžta į šias Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Pirmoji grandų dvikova. Prasideda paskutinė minutė. Lietuvos Rytui būtina apsiginti. Kalnietis. Jeigu dar nori svečiai kovoti dėl pergalės šiandien, apsigina jie. Zavackas atkovoja kamuolį, Sinica. Gecevičius įsprausti kamuolio nepavyksta, klaida. Braunas su kamuoliu, triguba gynyba prieš jį. Tiesiai Pociui į rankas grąžina kamuolį Borovniakas. Ir dabar Jomantas prašo komandos draugų pagalbos, jog užspaustas būtų Kalnietis. Sprendžia neprasižengti svečiai. Ir po truputėlį tampa viskas aišku. Braunas į kraštą. Šalingai. Pociui. Jomantas. Iki galo 2 taškai 3 sekundės. Na štai tas taškų pranašumas gali būti svarbus faktorius reguliariajame sezone. Primenu, kad Sport1 kanalo žiūrovai matys interviu su abiejų komandų treneriais. Kauno Žalgirio komanda dėkoja jums